Sveiki, mano brangieji, čia vėl rubrika mėnesio taroskopas pagal zodiako ženklus ir kovo mėnesio taroskopas Skorpiono ženklo atstovams. TikToko žiūrovams video bus padalinta į dvi dalis, nes video galimi iki 10 minučių, tai jeigu įdomu, žiūrėkite ir antrą dalį. O YouTube žiūrovams bus vieną video 20 minučių. Ilgesnio jau nebus, nes tikriausiai pripratote, kad būna 25-30 minučių video prognozė, bet dabar aš turiu taikyti šitą video, adaptuoti prie TikToko ir daryti 20 minučių, ne ilgesnio. TikTok'e yra žymiai daugiau peržiūrų, todėl aš jau orientuosius ateityje tikriausiai į TikToką. Taip, kas norėtų asmeninės prognozės, prašom kreipkitės arba čia, arba Facebook puslapyje Ask Tarot tarologinės prognozės, rašykit žinutę, arba pats paprasčiausias variantas, eikite į mano puslapį Ask Tarot LT ir ten pasirinkite jūs dominančią dėlionę, juos suskirstytos temomis, metinės prognozės metams į priekį, tai yra meilės, finansų, darbo, sveikatos dėlionės. Pasirenkate jūs dominančią dėlionę su visais aprašymais jos, įkeliate į krepšelį, jums ateina sąskaita į elektroninį paštą, jūs sumokate ir 3-4 dienų bėgyje aš jums atsiųsiu prognozę video įrašų formatu per Viberį ar WhatsAppą, kad jūs galėtumėte išsaugoti tos video ir, kaip aš sakau, po metų padaryti inventorizaciją arba paskaičiuoti, kiek atitikimo, kiek atitiko, kas išsipildė, ir jau padaryti savo atitinkamas išvadas. Ir žinoma, patogu to, kad jūs bet kada galite tą prognozę vėl peržiūrėti po mėnesio, po 2, po pusės metų, po metų. Taip, pradedam. Imu kaladę šviesaus pranašo taro ir žiūrim šviesaus pranašo taro. Taip, skorpionai, kas laukia kovo mėnesį. Traukiu kortas. Korta žvaigždė, labai gera korta. Korta 5 taurės ir 9 kardai. Žiūrėkit, kažkokios jūsų viltis, taip, žvaigždė tikrai gera korta, jinai apie sėkmę, apie tai, kad žvaigždės palankios, bet šiaip tai yra irgi pagrindinė tokia reikšmė viltis. Ir kadangi sekanti korta yra 5 taurės ir dar paskui 9 kardai, tai sakyčiau, kad kažkokios jūsų viltis neišsipildys. Jūsų lūkesčiai kažkokie nepasiteisins, nusivylimai. Tai taip pradžia, tikriausiai kažko tai lauksite, kažko tai vilsitės, turėsite kažkokius lūkesčius ir galbūt atrodys, žinoma, kad viskas einasi labai gerai pagal žvaigždę, kad žvaigždės jums palankios, kad sėkmingai viskas vystosi, bet rezultatas nebus toks, kokio jūs norėtumėte, nes 2 kortos, 5 taurės ir 9 kardai, kaip nebūtų man, sakykim, taip nesmagu jums sakyti tai, bet tikriausiai vis dėlto jūs nuliūdins. Arba galbūt irgi problema tame, kad jūsų lūkesčiai bus per dideli, jūs kažką tai savo prifantazuosite, kaip aš sakau, per daug pakelsite tą kartelę ir per daug visko tokio savo nupaišysite, per daug tokių iliuzinių gerybių, kaip aš sakau, ir dėl to tie lūkesčiai gali būti nepateisinti. Todėl, jeigu taip, sakykime, išmintingai pasielgti, kokio reikalo tai neliestų, ar ten darbo kažkokias perspektyvas, ar santykių perspektyvas, neeikite, nefantazuokite, nepajunkite per daug savo vaizduotės, nepradėkite ten prikurti savo visko, kaip ten turi būti, ar tai liečia santykis su žmogum, ar tai liečia darbinės kažkokias karjeros perspektyvas, tuomet, nereikės tiek stipriai nusivilti, kaip pagal 9 kardus, matot, žmogus nuliūdęs, žmogus verkia, žmogus, visiškas, iki ašarų, nusivylęs iki ašarų.
Tai vat, kad to neįvyktų, tiesiog sumažinkite lūkestį arba nekurkite jo iš vis. Neįkite, stabdykite save su fantazijom. Tiesiog leiskite viskam būti taip, kaip bus, taip ir bus gerai. Pakilsite karjeros laiptais ten metų bėgė, okei, nepakilsite irgi okei, ten, pasiūlys arba ten lauksite pasiūlymo, ten tuo atlyginimo kažkokio didesnio pagerėjimo, padidėjimo, ten jums norisi, kad ten 3 mėnesių ar ten pusę metų bėgė jau tai įvyktų ir jūs jau laukite, to nelaukite, nebus, tai nebus, bus vadinasi vėliau, vadinasi reikia dar padirbti ir įdėti dar pastangų. Tai ir santykiai irgi tas pats. Taip, aš imu antrą kaladę Iliuminatų taro ir žiūrim toliau. Skorpionai, kas laukia kovo mėnesį. Taip, korta kardų tūzas ir korta magas. Žiūrėkit, čia jau reikalai pajuda, kaip aš sakau, į priekį, iš kažkokių nusivylimų, viskas jau gerėja, eina gerin. Kardų tūzas tai yra naujos idėjos, kardų tūzas tai yra drąsa ir ryžtas ir kardų tūzas tai yra viskas, matot, viskas juda į priekį, į viršų. Ir čia šalia yra korta, pirmas didysis arkanas magas. O magas tai yra nauja veikla, naujas darbas, naujas projektas. Tai vėlgi, jeigu ir kovo pradžia jūs kažkiek tai nuvils kažkokioj srity, tai toj pačioj galbūt ir darbo srity, tai čia jau link kovo vidurio viskas pajudės į priekį. Tai dėl to nereikėtų taip reaguoti, kaip korta 9 kardai, lieti ašaras ir ten visiškai įti kažkokią ten nusivylimą. Save nedavesti iki tokio lygio, nes viskas laikina ir viskas keisis labai greitai, viskas pajudės į priekį. Tai kas pradeda naują projektą, kas turi kažkokių tai naujų idėjų ir pradeda tas idėjas įgyvendinti, kovo vidurys bus labai palankus periodas, jūsų reikalai pajudės labai stipriai į priekį. Nes magas tai yra ir aktyvumas, ir iniciatyva, ir kūrybinė energija. Magas yra tas, kuris, kaip aš sakau, kalvis savo likimo, tas pats savo veiksmais, aktyviais, nepasidavimu, teigiamų mąstymų ir praėjimų pro visas kliūtis, tokių stiprių charakterių, norų, tokia didelė energija, energingumų, jisai nugali visas kažkokias kliūtis iškylusias ir laimi. Tai čia jums irgi skorpionai toks periodas, kurį reikia, kaip aš sakau, gaudyti ir būtinai jo naudotis, nes pakils ir jūsų tas aktyvumas, energingumas, kūrybinė energija ir atsiras, jeigu ten pradžia, pavyzdžiui, mėnesio rodo, kad galbūt nelabai palanku bus, tai mėnesio vidurys jau viskas labai palankus periodas eiti į veiksmą. Taip, toliau aš imu trečią kaladę. Taip, išprotėjusio mėnulio taro ir žiūrim toliau skorpionai. Traukiu kortą. Korta imperatorienė. Ir antra korta kardų karalienė. Ir korta įsimylėliai. Žiūrėkit, jums reikės daryti pasirinkimą. Bet imperatorienė tai yra korta, ką aš sakau, jeigu naujas projektas, naujas darbas, nauja veikla, tai yra labai produktyvus periodas. Nes imperatorienė tai yra vaisingumas, tai yra produktyvumas. Tai tuomet, kai periodas ant tiek geras, kad labai galite, tie veiksmai jūsų labai produktyvus ir iš jų gaunasi labai geri rezultatai, kaip sakoma, geri vaisiai, ne? Tai pagal imperatorienę tai visada ir kažkoks tai pakilimas ir karjeros laiptais. Ir,
pagal imperatorienę ir gavimas kažko tai, ko jūs norite. Nu, žodžiu, korta yra labai gera, labai palanki. Taip, pagal imperatorienę taipogi turiu paminėti, kad viena iš reikšmių imperatorienės visada yra pastojimas, nėštumas. Tai galbūt kažkam tai iš jūsų prasigros šitą kortą kaip naujienos žinios gavimas apie pastojimą, apie nėštumą. Nes, nu, jos reikšmė irgi, nu, dažniausiai, pagrindinė tokia būna apie tai. Žinoma, tas nėštumas ir pastojimas, tai būna, aš visada sakau, ir perkeltinė prasme, kad čia jūsų kaip projekto gimimas, ne, jeigu imsim irgi magą, kuris sako apie naujus projektus ir kardų tuzą, kuris sako apie naujų idėjų gimimą, tai va čia gali būti irgi, nu, tokia sąsaja su to, kad gimsta naujas projektas. Taip, toliau yra kardų karalienė. Kardų karalienė tai gali būti oro stichijos atstovė, tai gali būti svarstyklės, dvyniai arba vandenis pagal zodiako ženklą. Ir tai, žinoma, tokia drąsi, ryžtinga, aktyvi, iniciatyvi moteris, tokio šalto analitinio mąstymo, tokia labai intelektuali ir protinga. Tai tokia moteris arba bus šalia jūsų, nes yra korta ir imperatorienė šalia jos, tai galbūt jinai ta irgi gali būti kaip imperatorienė, vadovė moteris, kuri kažką tai organizuoja, generuoja idėjas, kuri turi aukštą socialinį statusą. Ir čia galbūt jos bus kažkokia tai įtaka jūsų gyvenime, gal jinai jums padės, gal jinai jums, per ją ir kažką tai pavyks padaryti, eiti į tą veiksmą. Galbūt kažkas tai irgi, kadangi yra korta įsimylėjėliai, tai vyram tokia labiau reikšmė tinka, kad jie gali sutikti būtent tokią moterį, kurią aš aprašiau, ne, tokia labai protinga, užimanti aukštą socialinį statusą, veiklę, racionalią, analitinio mąstymo moterį, tokia, kuri, kaip aš sakau, tokia moteris, šiek tiek jinai turi tos vyriškos energijos, nes pati labai savarankiška ir labai pasiekia aukštumų didelių ir karjeroj, visuose savo reikaluose. Tai tokią moterį galite sutikti ir yra korta įsimylėjėliai ir galite į ją įsimylėti. Gali atsirasti kažkoks tai potraukis, kažkoks tai būtent susižavėjimas, meilės ryšys. Dar įsimylėjėliai reiškia pasirinkimą. Tai kažkam tai iš jūsų, brangieji, teks vis dėlto daryti tą tokį svarbų pasirinkimą. Tarp dviejų variantų, kaip aš sakau, sukti į kairę ar į dešinę, rinktis ten variantą pirmą arba antrą. Ir čia toks bus, pagal įsimylėjėlius, tai visada tokie svarbesni sprendimai, jau žinoma, ne kažkokie tai buitiniai pasirinkti, ten suvalgyti tą ar šitą, ar šiandien plauti ten, aš nežinau, vonę ar ne. Čia, žinoma, yra jau sprendimai, tie, kurie įtakoja jūsų ateitį, tie tokie, kurie įtakoja pokyčius jūsų gyvenime. Tai čia, žinoma, kalba eina apie tai, kad, vėlgi, arba bus kažkoks tai pasirinkimas, ar keisti ten savo dabartinį ten darbą, veiklą, nes, čia daugiau ėjo kalba, kadangi magas apie kūrybą, apie veiklas, apie darbą, apie naują darbą, tai čia ir stosite pasirinkimą, galbūt pasirinkimas bus, galbūt išeiti iš dabartinio, palikti kažkokią ten samdomą sritį, galbūt eiti jau vėlgi į kažkokį verslą ir taip toliau. Ar pradėti projektą, vėlgi, ar tinkamas laikas, nes, žinoma, kad projektas tuomet užims ir visą jūsų laiką ir pareikalaus vėlgi kažkokių tai finansų, kuriuos reikės surizikuoti, taip sakant, tos finansus įdėti į tą projektą. Tai čia bus tokie pasirinkimai pas jūs. Taip, ir paskutinę kaladę. Ir imu paskutinę kaladę auksinio meno taro. Auksinio meno taro. Taip, žiūrim. Skorpionai, kas laukia kovo mėnesį. Traukiu kortą.
Taip, lazdų karalienė, 8 taurės ir 3 lazdos. Nu, žiūrėkit, nu, vėlgi ten buvo šita kardų karalienė, ne, dabar jau iškrenta lazdų karalienė. Tai pagal lazdų karalienę iš vienos pusės tai yra, nu, va ta tokia vidinė energija, va ta ugnies energija, va tas toks energingumas, temperamentas, va ta tokia veikla, kai žmogus labai užsidegęs, įkvėptas, jisai pilnas entuziazmo, jisai nori veikti. Nu, va, spirga, spurga ir viską nori daryti čia ir dabar. Tai va tokia energija labai, nu, apima tokio darimo energiją, tokio vidinio entuziazmo, motyvacija tokia stipri pas jūs. Tai arba tokias, nu, va, užsidegsite taip stipriai savo to kažkokių projektų ir nauja veikla, arba, žinoma, nu, lazdų karalienė dar signifikuoja moterį. Ugnies stichijos atstovė, avinas, šaulys arba liūtas pagal zodiako ženklą. Ir šita moteris, vėlgi, šalia, matot, 2 moteris stovi. Įsimylėjėlių korta ir iš vienos pusės kardų karalienė, iš kitos pusės lazdų karalienė. Tai vėlgi, arba mano brangus vyrai turėsite pasirinkimą tarp tokių 2 moterų ir turėsite rinktis, sakykime taip, ties kurią apsistoti. Ir va čia ir bus jūsų pasirinkimas, nu, jums vyrai daugiau, ne, nes, nu, aplink moteris, rinktis ten kažkokią labiau moterį charizmatišką, temperamentingą, ryškę, nu, va tokią uždegančią, ne, tokią savo energiją, ar rinktis labiau tokią racionalią, lėtą, ramę, nu, tą tokią protingą, kuri labai apmąstytai viską daro ir, žinoma, jinai kažkokį va tokį spontaniškumą, ugningą, jinai į nuotykius su jumis nesileis, bet užtat jinai viską apgalvos ir, nu, pas ją viskas bus sustiguota ir jokių netikėtumų iš jos nesulauksite. Tai va, taipogi, taip, sekanti korta yra 8 taurės. 8 taurės, čia matot, kaip kilimas aukščiau arba kai žmogus palieka kažką. Tai vat, matot, žmogus nusisuko nuo tų taurių, nuo to, ką jis turėjo gyvenime, jau turėjo tam tikrą bagažą, surinkęs va tas taurės 8, tai vadinasi, jau turi kažkokį turtą, kažkokį patirtį, kažką tai gyvenime jau, nu, viskas gerai, va, sustiguota. Ir jisai nuo to nusisuka ir išeina. Išeina į priekį, eina aukščiau, nusisuka ir išeina. Tai vėlgi, jums arba toks patarimas, jūs galite šitą kortą priimti kaip tokį vat patarimą, tai padaryti, arba apmąstyti, ar tai ne, laikas galbūt taip ir pasielgti kaip šitoj kortoj. Nu, arba kaip tik, nu, va čia matot, galbūt jūs tą kortą sustabdys. Galbūt jūs pasigailėsite va tų va prikauptų gerybių, tų taurių, kurias jau taip sustigavote ir jos taip gražiai stovi ir nenorėsite va taip nusisukti ir eiti į niekur. Suprantat? Tai va čia jau jūsų pasirinkimas, mano brangieji. Taip, ir paskutinė korta yra 3 lazdos, bet vėlgi 3 lazdos joms, nu, einant po 8 taurių, jums atveria naujas galimybės ir naujas perspektyvas, nes 3 lazdos tai yra naujų galimybių ir naujų perspektyvų korta. Tai tuomet, kai va tą, ką jūs paliekate, va šitas jau turimas savo taurės, kurias jos pripildytos kažkom tai jūsų patirčių, jūsų ten jau to gyvenimo kažkokio ir materialaus turto, bet čia atsiveria visiškai naujos platumos ir naujos erdvės. Čia žmogus stovi, žiūri į tolį ir, nu, čia yra... Žinoma, lazdos tai yra teigiamų posūkių kortos, tai vat korta, tai vėlgi toks ir pasirinkimas, pagrindinė, didysis arkanas įsimylėlė, aš jums sakiau, pagrindinė reikšmė pasirinkimas. Tai va tokius turėsite iššūkius, mano brangus skorpionai, kovo mėnesį. Sėkmės jums didžiausios.